Kažkas smulkus spjom. Labą dieną visiems. Einam į miškų. Karoči, pabandysim atrasti tą vietą, kur buvau čitkojais nenušalis. Gal čiužinystė bėra. Kaip sudėtinga šitais miškais vaikščioti. Oras toks visai fainas, nelyja, tik apsiniaukia. 5 laipsniai šilumos. Tai kad žinoma labai šlapia. O norėjau šašlykų išsikepti, bet nėra sausos medienos vėl. Nelūžo, neperlūžo. Lyja nesenai. To šies gal reikia pasiimti pakeliui. Prie vietos jaučiu nerasiu. Viskas taip šlapia. Koks baisus miškas. Atėjau į savo vietą, kur čiutkojo nenušalau. Užimta žmonės. Su vaikais atvažiavę į kitą vietą. Ui. Tikiuosi, antra vieta nebus užimta. Mano kempingas. Nusipirkau žvejybą įleidimą. Ir karočiau šalia, taigi viskas dar. Kelintą jau 4 kartą nepažvejosiu. Bet kaip, nebuvo taip šalta, o taip užšalė viskas. Patys pakraščiai biškio čilio. Bet šiaip viskas šalia. Ką tačiau užmesti nėra net. Prie pat krašto nebent 5 cm gilyje. Va, žodžiu, priėjom tokį grilį. Atsinešiau savo grilį, bet matau, gal ir nereikės mano. Tai aš nežinau, kam aš atsinešiau iš tikrųjų. Kad sunkiau nešti būtų turbūt. O kiek čia, kokius 3 kilometrus nuėjom per mišką. Ir štai atėjom. Kur reikia daryti? Subiniai valyti popierius. Aš noriu tik vieną dalyką dabar. Nieko nėra geriau, kaip atsisėsti gamtoje ir atsigerti Coca-Colos. Rėkauja vaikai. Labai atsiprašau. Pabandysim įsikepti šašlykų. Atidarimą padarysiu pavasario sezono. Jeigu pavyks uždegti ugnį, aišku. Jeigu nepavyks, eisiu namo. Tu ką, sveiki atvykę į gamtą. Su jumis Darius Zeturist. Nežinau, marot, reikės keisti pavadinimą kažkoks lievus biškį. Nes gal ir nieko, koks skirtums. Pusiau lietuviškai, pusiau angliškai. Angliškas meniu į pabučiuokį subinę. Nukų einu malkų ieškoti, kuriam laužą ir kepam šašlykus. Metas daryti sezoną, kai sako. Nu šį kartą prikimšiu belė kiek žolės. Uždaumins čia blemba. Biškai drėgna malka, bet... My God, dega.
Ir vėl jas. Tu nelaimingas. Ranka. Baigęs. Dar tokai. Vėjas koks šaltai. Šam tokių orų. Krant šalia, naik tu sutrauka. 3 valandas. Nebejokaukit, vaikinai. Smilkyklą paleidau. Su manim būtų išėjęs į gamtą, sušalta, visi vaikai negyvai. Žiaptuvėlių 5 neužtektų uždegti. Čia kažkaip fucking nonsensas. Išeinu namo. Lengvai ir greitai, be jokių pastangų.